Karjeros diena yra renginys, kuriame galima rasti atsakymą į klausimą, kaip susikurti sėkmingą karjerą. Koks yra sėkmingos karjeros receptas? Pirmiausia, reikia turėti žinių. Labai daug įvairiausių sričių žinių. Reikia pažinti save, suprasti, ko pats nori, kaip pats jautiesi su kitais, tarp kitų. Tada reikia pasirinkti tinkamą mokyklą, kur viso to įgyti, nes mokytis reikia iš geriausių profesionalų. Ir tą profesionalų mokyklą reikia sujungti su darbu. Reikia susirasti savo patinkančią darbovietę, darbdavį, kuris leistų atsiskleisti jūsų visiems geriausiems gebėjimams. Bendražmogiški dalykai yra patys svarbiausi. Darbdavys nenori darbuotojo, kuris kels problemas, bus nedraugiškas, nekomandiškas. Tai turbūt auginti raumenį emocinio intelekto, bendravimo savybių. Karjera jaunimui tikrai svarbu ir reikia ją pradėti kurti jau nuo pat mažumės. Po 10 klasių, jeigu pasirinki tą savo norimą specialybę, gali pradėti nuo pagrindų ir kopti vis aukštyn. Aš pats kažkada buvau šios mokyklos mokinys, baigiau paramediko studijas, dabar pats dirbu čia ir mokytoju ir taip pat galimybės tikrai nuostabios. Karjera yra tikrai svarbus dalykas žmogui, ypatingai jaunam ir pradedančiam. Gal šiuo laikotarpiu, kol esi jaunas, apie ją negalvoji, bet tikrai laikui bėgant susimastai, kur norėčiau būti. Kokie bus jūsų sėkmingos karjeros ingredientai? Manau, būtų savimi pasitikėjimas, draugiškumas, sunkus darbas ir nepasidavimas. Rodymas, kad nori, rodymas, kad gali ir nebijojimas klysti ir mokytis iš klaidų. Pridėčiau, kad, kaip sako, jeigu tu nori būti geras rašytojas, turi daug skaityti, plėsti žodyną. Jeigu nori būti geras kūrybininkas, turi žiūrėti daug produkcijos, daug irgi klausytis, plėsti savo žodyną ir žiūrėti kažkokių kreatyvių minčių. Pats esu slaugytojo padėjėjo profesijos mokinys, tai niekada darbo diena nebus ta pati, visada bus kitokia, tiesiog norisi augti ir neturėti rutinos. Kokių profesijų darbuotojų jūsų įmonėje reikia? Pagrindinė tai slaugytojų padėjėjų. Antroji vietoje masažuotojų. Ieškome masažuotojų, grožio terapeutų, viešbučio administratorių. Šių profesijų karjeroje yra svarbiausia noras ir dar kartą noras. Šiuo metu mūsų įstaigoje yra paklausios labiausiai individualios priežiūros darbuotojų būtent pareigos, kurių mes dažniausiai ieškom. O kas yra svarbiausia žmogaus karjeroje? Mano manimu, tai yra mokymasis visą gyvenimą. Naujų įgūdžių, naujų žinių įgijimas ir nuolatinis tobulėjimas. Tai yra pagrindiniai dalykai siekiant karjeros. Ar amžius karjerai yra stabdis? Tikrai nestabdis. Mūsų pačių patirtis mokyklos rodo, kad mes turime įvairaus amžiaus mokinių. Kaip tik net vyresnio amžiaus žmonės jau sąmoningai suprasdami, ar ne, ko jiems gyvenime gal trūksta, keičia jie karjeros kryptį, nori kažko naujo arba tiesiog plečia savo kompetencijas, ateina į profesinį mokymą. Patirtis rodo, kad iš tikrųjų nėra ribos amžiuje ir vyresnio amžiaus žmonės startuoja puikiai ir sėkmingai integruojasi darbo rinkoje.